Sveikinuosi su visais užsukusiais į kvantinio proveržio magijos kanalą. Su jumis Elytė Vietjan. Ir kalbėsime, koks bus balandžio mėnesis. Balandžio energija bus kupina raginimų tvarkai, savidisciplinai ir darbui su savimi. Tai metas, kai reikia apgalvoti savo poelgius, priimti sąmoningus sprendimus ir būti pasiruošusiems karminiams išbandymams. Rahu planeta, kuri atstovauja skaičių 4, balandis pas mus yra 4 mėnuo, gali sustiprinti polinkį į materializmą, bet taip pat primena, kad tikras augimas slypi už regimojo pasaulio ribų. Skaičiaus 4 energija moko atsakomybės už savo veiksmus ir būtinybės priimti likimo iššūkius oriai. Rahu energija gali sukelti nerimą, nestabilumą ir pasimetimo jausmą. Neigiamas skaičiaus 4 įtaka gali pasireikšti perdėtų kontrolės poreikių, baimė prieš pokyčius arba nepasitikėjimo ateitimi. Rahu kartais provokuoja iliuzijas ir klaidingus lūkesčius, todėl svarbu išlaikyti aiškų protą ir remtis faktais. Ką galima padaryti naudingo balandžio mėnesį? Tai dirbti su karma, analizuoti savo praeities poelgius, taisyti klaidas, kurti naujus sąmoningus elgesio modelius. Galime struktūruoti savo gyvenimą, įvesti tvarką darbuose, namuose ir mintyse, planuoti ilgalaikius tikslus, taip pat mąstyti strategiškai. Skaičiaus 4 energija ragina kantrybei ir ilgalaikiam planavimui. Nesivaikykite greitų rezultatų. Taip pat kviečia mus užsiimti vidiniu darbu, meditacijomis, savirefleksija ir gilesniu savęs pažinimu, taip pat padėti atsikratyti savo iliuzijų. Ko negalima daryti, tai paskęsti iliuzijose. Rahu gali klaidinti, skatinti tuščias svajones ir perdėtą idealizaciją. Tikrinkite faktus. Negalima pasiduoti nerimui. Šio mėnesio energija gali kelti nerimą, ypač dėl pokyčių. Neleiskite baimei jūsų valdyti. Taip pat ignoruoti karminių pamokų. Priimkite sunkumus kaip galimybės augti, o ne kaip bausmę. Ko tikėtis įvairiuose srityse? Karjera ir savirealizacija. Palanku dirbti nuosekliai, įgyvendinti tvarką, planuoti ilgalaikius tikslus, kantrybė ir nuoseklumas bus atlyginti. Santykiuose gali kilti įtampų, ypač jei būsite pernelyg kritiški. Būkite kantresni artimiesiems, ieškokite kompromisų ir supratimų. Sveikata. Reikalinga pusiausvyra tarp darbo ir poilsio. Venkite pervargimų. Laikykitės dienos režimų, sveikai maitinkitės, judėkite. Kam pasiseks šiuo laikotarpiu? Sėkmė lydės tuos, kurie gimė 4, 13, 22 arba 31 dienomis bet kurio mėnesio. Kaip pasinaudoti maksimaliai šiuo laikotarpiu? Atsikratykite seno, sutvarkykite namus, atsisakykite nereikalingų daiktų, užbaikite pradėtus darbus. Dirbkite su baimėmis, naudokitės meditacijomis arba psichoterapija, paslėptoms baimėms išgydyti. Praktikuokite nuolankumą, sunkumai yra pamokos, ne bausmė. Laikykitės disciplinos, aiškus dienos režimas apsaugos nuo chaoso, kuri gali išprovokuoti Rahu energiją. Padarykime išvadą. Balandis tai transformacijos ir augimo mėnuo. Skaičiaus 4 vibracija ir planetos Rahu vibracija kviečia susitelkti į atsakomybę, kantrybę ir vidinį stabilumą. Jei veiksime sąmoningai, šis mėnuo padės mums padėti tvirtus pamatus sėkmei. Kiekviena kliūtis tai ne bausmė, o augimų galimybė. Aukime kartu su kanalu Kvantinio proveržio magija
ir su jo įkūrėja Elyte Avetian. Iki sekančių susitikimų.